Sakyk! Ką sakyk? Sakyk! Susitarkim ženklą gal. Labas visiems, sveiki atvykę į dar vieną Bartuševičius ir paralimpiečiai seriją. Iki paralimpinių žaidynių lieka vis mažiau laiko ir šiandien mes kalbame su dar viena mūsų viltimi. Tai yra dziudo meistru, kitaip čia jau ir nepavadinsiu, Osvaldas Bareikis, o kokį titulą dabar jisai, jo pats naujausias iškovojimas ir vienas didžiausių turbūt, man atrodo, visai netrukus papasakos. Tai laba, Osvaldai. Sveiki. Nu tai kągi mums papasakos dabar bronzininkas? Bronzininkas, tai čia jau galima skaityti jau praeitį, ne? Tai jau negalima žiūrėti labai į praeitį, reikia žiūrėti į ateitį. Aišku, bronzas visą laiką išliks širdyje ir žinoma popieriuose, bet žiūrim dabar, kur jau artėja jau Paryžius, tai tenai, man atrodo, tikslas ir visa koncentracija yra į tas varžybas. Bliam, aš taip sukūdęs, jau man nieko nebelikė iš manęs. Nu, dar yra, aišku. Nu, gerai, čia nuomonė gal daugiau. Čia nuomonė. Pradedam tokią apšilimą, kad nieko nesustrumo, tada sukam rankas į priekį. Easy. Easy, čia atgal. Dabar darom tokį. Ne, gali vieną į priekį, kitą atgal. Vieną į priekį, kitą atgal. Ne, vieną į priekį, kitą atgal. Lauk. Šiaip žiūrovam gal netgi gali kilti klausimas, o tai kodėl paralimpiada dabar čia tiksliai Osvaldas? Kas yra dalykas, kokia yra negalia? Taip, tai pas mane yra regėjimo sutrikimas, ne? Tai aš nesu pilnai visiškai nematantis, ne? Iki 4-5 metrų, ne, aš dar matau, ne, jau, tarkim, jau 6 metrų aš jau ten veido kontūrų ar dar kažką ten, jau ten kažką parodysiu, tikrai nematysiu, bet iš 3-4 metrų jau, žinai, ten drąsiai galėčiau tada jau pamatyti. Tai... Kaip su artimom šviesom varot visą laiką? Nu jo, kaip naktį su artimom šviesom. Su kojom pasiekėm. O, geri garsai. Palauk, kažką sutryniau. Aš matai, pas mane ilgos kojos yra. Ir man nesunku pasiekti yra. Tai tau trumpas rankos, neilgos kojos. Nu, kaip pažiūrėsi, žinai, puodukas pusiau pilnas ar pusiau tuščias. Aišku, gerai, tada paeinam dabar truputį atgal. Ne pirmą kartą darai pratimą šitą. Pajudinam biškį už šonus. Oh yeah, baby. Gerai. Sėdam ant priekį. Pala, aš dar nebaigiu. Dar ne. Gerai. Ir atsigulam pagulėti truputį. Neįmanoma. Aš netgi bijau, kad man sulūž kojos ir aš negalėsiu nieko padaryti. Užteks gal. Užteks. Atsikelt dabar klausimas. Easy. Su dziudo atrodo pavojingas dalykas, kad kai tu ateini pirmą kartą ir tave pirmą kartą numeta ant nugaros gerai, tai tau gali atšokti ir organai ir noras daugiau ateiti į dziudo. Nebuvo to? Ne. Kadangi pats metimas galbūt arba tie veiksmai iš išorės, iš šono pasižiūrėjus atrodo pavojingi viską, bet iš tikrųjų jie nėra skausmingi apskritai. Nu, gerai. Leiskim nuteisti man. Aš žiūrovai nebijokit, aš jums nemeluosiu, nebiškai, aš sakysiu taip, kaip yra. Tai aš esu jūsų lakmuso popierėlis. Svarbiausia apšilti kaklą. Tai jeigu krysi ant galvos, tai bent jau būsi apšilęs kaklą. Morgė gal pasakys, kad šitas kaklas geras. Gerai, pakeliam kelius dabar. Labai gerai. Dabar pakeliam rankas. Kaip atsiprašau? Rankas pakeliam. Pakeliam kelius, dabar rankas pakeliam. Tu juokauji gal? Ne. Ir ką dabar daryti, tas spaudimas? Tai jeigu negali, tada gali ant kelių daryti. Ant kelių. Ant kelių. Ant kelių. Dziudo didelių pergalių turi. Jeigu Rūtas Čiogalovaitė yra sidabro ambasadorė Lietuvoje, tai tu esi bronzos ambasadoris Lietuvoje. Ne. Ne, juokauju, aišku. Bronzą turi ir kiti sportininkai parsivežė, tai aš galbūt įsivaizduoju, šitas aukščiausias yra kiti, bet mano užkerėta vieta tai yra 5. 5? Okay. Bet 5 gal nėra skaudi jau? 4 gal skaudesnė? Ne, 4 nėra dziudo. Palauk, kodėl? Čia myslė dabar, ar kaip čia yra? Nu, gali mint myslę. Nu gerai, palauk. Jeigu, tarkim, išeina į finalą 2 žmonės. 2 žmonės. Vienas užima 1 vietą. Vienas 2. Vienas 2.
Taip. Tada kiti 2 žmonės, jie nežaidžia dėl 3? Kiti 4 žmonės dėl 3 vietos. Yra 2 3 vietos. 2 3 vietos? Jo. Kodėl? Nu, tai, kad eina iš 2 pogrupių ir tada tie, kas pralaimėjo prieš 1 ir 2 vietą, nu, kurie ten laimėjo, nu, ten tokia minuso ne piramidė sistema. Tai 2 piramidės susitinka ir po to iš tų 2 piramidžių dar dėl 3 susitinka dar 2 poros. Nenorit pats sudaryti normalios piramidės, kaip 1, 2, 3? Palauk, wow, susisuko. Jis dabar atgal, tai per petį. O, dabar per kitą. O, labai gerai. Talent, baletą esi šokęs. Ne, niekada neleido. Per didelės mergaitės buvo su ta grupe, kur norėjau lankyti. Ai, nes matau tavo kojas, taip labai gerai dėlioji. Tu moki tokį, pavyzdžiui, padaryti? Taip mokė, ne? 108 padarai? Ne. Aš turėjau omeny, kad galima daugiau daryti. Nu, tai aš sakau, kad tu man atrodo, o dieve. Gali gal man kaip paprastam civiliui visiškai paaiškint greitai, kas yra dziudo ir ko civilis žmogus apie dziudo nežino. Pats dziudo tai labai skiriasi nuo to, jinai skaitas kaip ir kovinė sporto šaka, ne, bet kaip tu sakai, bijai, ne, arba tas atrodo grubus labai kontaktas, ne, tai kas yra kontaktas, tai kai yra smūgis ar dar kažkas, ne. Dziudo, jeigu išversti yra, tai yra švelnus būdas. Tai yra žmogų tiesiog nuversti, ne, ten pečių nugaros išlaikyti, nėra jokio smūgiavimo, nėra nieko, tiesiog bandai imtiniauti, bandai prieiti, bandai tiesiog pargriauti. Nėra smūgio, nėra trankymosi, nėra ten galvosgi ten netrankai nieko. Yeah. Net. Kritimo pradžiamokslis yra per petį daryti, krenti per šoną ir suploji būtinai ranką reikia suploti dėl saugumo. Dar. Krentam čia ir suploji. Su kuria tu ranka suploji? Su dešinė. Bet kada? Nu, panašiai. Vieną padarėm, dabar kitą. Tai negirdėjau jokio plojimo. Ne dabar, kai nukrenta, reikia ploti. Paralimpinėse žaidynėse ir olimpinėse žaidynėse yra didelis skirtumas, ar ne? Ne, iš tikrųjų tarp paradziudo ir dziudo olimpinė, tarkim, sporto šaka skirtumo beveik nėra. Aha. Vienintelė taisyklė, pagrindinės, kurią turi žinoti, tai paradziudo tai pradeda kovą jau turėdami paėmimus. Startas čia yra olimpiečių, čia yra... Atšau. Eik! Dar kartą. Tau viskas yra dabar. Tau viskas. Jisai lankęs kažkų, tai... Tu mane, nepaimsi. Yra dabar viskas. Krysk. Taigi подножки киш, ko tu nekiši подножки? Va taip, teisingai, širdi. Dabar tu kiek čia? Kaip skirstosi kategorijom, gali žaisti visiškai nematantis su silpnaregiu, ar ne? Anksčiau tai būdavo taip, dabar po Tokijo išskirstė 2 klasifikacijas padarė, tai yra visiškai nematantis J1 ir kaip aš silpnaregiai J2. Ne? Smakras prispaustas prie krūtinės, sėdu. Šitas dėdė giminės baliui, kur sėda ant kėdės, kur jau seniai nunešta yra. Seniai, tai. Taip, pala. Oi, tu nafi kaip skaudžiai! Galim į priekį tik tai grįst. Apie patį dziudo dar irgi, kaip viskas vyksta. Žinau, kad reikia pargriauti ant nugaros, ar ne? Taip. Reikia išlaikyti 20 sekundžių? 10 sekundžių gauni vazarį įvertinimą, 20 sekundžių gauni ponį įvertinimą, jau laimi tada kovą. Pala. Jeigu 10 sekundžių tu mane palaikai, jo, tada gaunu, tada aš gaunu, tarkim, pavadinkim pusę įvertinimą, ne, 10 taškų, o jeigu išlaikau tave 20 sekundžių, gaunu tada pilną įvertinimą, ne, ten 100 taškų, kur jau laimi kovą. Bet aš galiu daryti beleką, kad išsilaisvinčiau ir kad tik svarbiausia išsilaisvinčiau ir kad nebūčiau ant nugaros. Nieko gyvūtų neišlaikytų mane 20. Aš dar net nespurdėjau. Ai, dar net nespurdėjai? Ne. Pabandyk paspurdėti. Pradedam skaičiuoti? Jo. 1, 2, 3. Padėkit, vėl Sakyk!
Ką sakyt? Sakyk, Susitarkim ženklą gal. sakyk, Jeigu aš pralaiminėčiau, kur ta mergaitė? gal reikėjo ženklą susitart. Mergaitė, kur? Ai, tada sapirkti. O, Yra kažkokių tokių veiksmų, kurie yra nelegalūs, bet, nu, kai kurie daro. Tai man labai, man šičia yra patys įdomiausi dalykai. Labai tokių nešvarių gal nėra. Anksčiau gal būdavo tokių, kur ten trindavo kumščius į ausenę arba į kaklą. Tai ten What? tokie... Trindavo, va taip kumščius Jo, į jo, ausį? jo, nu, pavyzdžiui, kai būna Kas jūs parteris, ne, tarkim, būna, tu atsigulęs ant pilvo, priešininkas ant nugaros tavo, ne, ir jam reikia pasiekti kaklą, ne, tave pasmaukti, ne, tu čia esi užsidengęs visas, o kaip pasiekti? Pala, ar ne? man atrodo, ar tu sakai, kad tu guli ant pilvo ir va taip? Jo, va O taip. knygas skaitai dar tuo metu ir saulė šviečia, ne? Neleidžia turėti ant kilimo. Okay. Tiesiog svajoji. tai dabar va galiu tau parodyti, o taip ausis dabar tau patrinsiu, o čia tai. Nėra šansų, da sugrunta. Nėra šansų. Davai, užsmauk mane, davai, smauk. O kaip tavęs, ir taip grubiuoju būdu? Nu, ne visai grubuoji. Įkanda! Nėra šansų to. Tada nors. Tavo priešininkas svertų, tarkim, kaip pavyzdys 91 kg, ar ne? Tau sunku jį būtų permesti, ar ne? O kokia jis lygio? Labai prasto lygio jis yra, tarkim. Ai, nu, tai čia. Tarkim, jisai nėra niekada dziudo, tarkim, sportavęs. Bet jisai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys gerai dainuoja ir gerai juokauja, tarkim. Nu tai nukrytęs galės labai daug padainuoti. Suruošęs dar ne? Tikrai jau. Bandom. Davai. Gali pradėti kovoti, jeigu nori, aš pasiimu dubenį tau. Gyvas? Kažkaip pergalvoju dalykus. Gyvenimo ar šiaip šiandienas? Šito projekto galvoju dabar nemažai. Va, kaip sakiau, kris tikrai neskauda, viskas tvarkoja. Tu labai turi prisižiūrėti savo mitybą, ar tu gali taip biški bimbam daryti? Ne, negaliu bimbam, labai šalį daug negaliu nuklysti. Kartais galiu, ne, bet labai pasijaučia po to. Kažkur tai kokį kebabiuką už kampą suvalgai, tai jau tada treniruotėj truputį sunku būna. Jo. O kas yra dalykas, kuris labiausiai, jeigu va tau sakytų gerai, dabar gali cheatint, cheat day daryt, bet vieną turi, vieną per mėnesį laiko. Ką valgytum? Dabar bandelės labai kartais taip mažom, jo, žinai, tu, jeigu kokią nors su kremuku, žinai, būna ten uogytės ten. Ne, bleva, bet jos yra irgi geros, jos taip eina, žinok, į svorį, eitų. Nu, nežinau, ar labai eina, bet jos, bet net nepastebi, suprant, suvalgai vieną, antrų, trečių. Ir po to žiūri, kad jau baigėsi, nors dar, žinai, tada žiūri, kad dar kavos net negėrė, prie kavos reikia bandelę. Taip. Taip. Ir po to viską tada užsismailint su kokiu krosanu. Nu, krosantenas. Krosantenu. Blema, kaip smagu kalbėti su tavim apie pasiruošimą paralimpinę. Ir tada. Okei. Šį kartą rankų niekur nepastatė. Ne, šį kartą fainai. Visai Dar smagus. mokyk mane. Mokyk tave, Kristi. Iš aukštai, žemai. Iš aukštai noriu. Dabar jau iš aukštai nori. Jo. Pašokim, kad tau drąsiau būtų, žinai. Ir tada. O, suploji rankytę. Aha, bet su kojytė dar irgi. Ir su kojytė dar suploji? Aha, su kojytė suplojau į kitą kojytę biškį. Truputį. Šiek tiek skaudokai gal netgi. Pala, gali dar padaryti prieš kamerą. Nu. Tu man daugiau taip nedarysi. Tu gali tau. O, bet tu. Stuburas apglėbė tavo ranką visą. Sakyčiau, būsi dabar nesusikuprojęs. Aha, iš ties. Aš nepabijau su tavim susigrumti to rungtį. Nepabijau susidurti maniškiai. Nu, pabandom. Manau.
Dabar vienas prieš kitą mes su Osvaldu sakysim vienas kitam tikrai įžeidžiančius, bjaurius, šlykščius dalykus vienas kitam, bandydami kaip tik įmanoma pralaužti jo šarvą. Ir jeigu oponentas susijuokia, aš gaunu tašką ir vice versa. Daugiau taškų surinkęs, raustų raundo pabaigoje laimi. Tikiuosi kovoju ne prieš verksniuką. Tegul būna graži kova. Mes pradėt? Galim pradėti. Osvaldas išbandė labai daug sporto šakų ir kai kuriuose jis netgi labai gerai matė. Matė, kad ten jam nėra jokių šansų. Nieko kito ir nesitikėjau, kaip tik neprasijuokimo. Viskas gerai, tavo eilė? Man tą imtynėse reikia nemesti, o ridenti. Neseniai vagys buvo įsibrovę į Osvaldo namus, bet išėjo nieko nepešė, nes nerado jokių nei aukso, nei sidabro gaminių. Turim! Žinai, kad mano sportas yra dziudo, žinai, aš labai mėgstu, kaip vadinamės, į ponus, ne? O tu labai mėgsti nipple on. Sportinė apranga man reikalinga lygiai tiek pat, kiek tavo apžvalgos bokštai. Jeigu man tas lankytų ne humoro klubą, o sporto klubą, tai juokintų kiti. Osvaldas yra iš Ukmergės, ar ne? Paprašiau, kad Osvaldas nupieštų man, kaip prisimena Ukmergę, tai vat... Blek. Gal man tas ir nemeslytos direktorius, bet geras klientas. Ir tai yra viskas, Osvaldai, ačiū labai. Tikiuosi, no hard feelings, viskas good. No hard feelings. Beje, turiu pasakyti, kad praktiškai viskas, ką jūs girdėjote, buvo paruošta paties Osvaldo, tai čia dar didesnė pagarba, ačiū tau labai. Didžiausios sėkmės. Aš nesakau niekam parveškit medalį, aš sakau, kad kovokit, o mes jūs palaikysim ir tikimės, aišku, paties geriausio. Tikiuosi pavyks įgauti geriausią įmanomą formą ir, nežinau, viso ko geriausio. Didžiausios sėkmės tau. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvote dar vienoje Bartuševičius ir Paralimpiečiai serijoje, o dabar viskas, laikas atsikelt nuo sofutės, laikas išjungti jau dabar. Užverskite kompą ir dar prieš užverčiant dar turėtų girdėtis mano balsas, kai aš jums sakau, kad atsisveikinu iki kitų serijų, o dabar eikit sportuoti. Visi apsirenkit sportinę aprangą, net nebūtinai dziudo, eikit prasibėgti. Ačiū labai, Osvaldai, tau. Didžiausios sėkmės. Iki kitų serijų. Čiau, čiau, čiau.